Sveikinu, draugai. Šiandien bus antroji žmogaus elgesio biologijos laidų ciklo dalis. Pakalbėsime apie elgesio evoliuciją. Jei dar nematėte pirmos įvadinės dalies, tai prieš žiūrint šią laidą rekomenduoju pažiūrėti įvadinę dalį, kad suprasti kontekstą. Nuorodą į pirmą dalį surasite aprašyme. Šioje laidoje aptarsime, kaip ir kodėl evoliucionavo elgesys pas gyvūnus, pas primatus, na ir pas mus. Pakalbėsime apie gyvūnų išgyvenimo strategijas ir taktikas ir kaip tai susiję su žmogaus elgesio. Pakalbėsime apie Darvino evoliucijos atranką. Sužinosime, kodėl gyvūnai kartais būna tokie kilnūs. Nebūna. Kaip 1983 metais vos nekilo atominis karas, o taip pat apie žaidimų teoriją ir kalinio dilemą. Ir kodėl višta yra tik kiaušinio būdas gauti kitą kiaušinį. Laidoje bus daug ir visko. Tai pradėsime, neperrinkite kanalo, nes bus įdomu. Štai matote dvi kaukolės. Jei turite reikiamą išsilavinimą, jei staiga tapote osteologu, ar kaip tai nesvadina, pažvelgiai šias kaukolės ir žinodami, kad tai yra patelė, o tai patinas, galėtumėte sužinoti, pavyzdžiui, kokio svorio ir dydžio buvo jų kūnai, kuo jie sirgo, ar turėjo problemų su maistu, ar gimdė, dažnai, o gal retai, ar vaikščiojo ant dviejų kojų. Visus šios dalykus suprastumėte tik pažvelgiai kaukolės. Šioje ir sekančioje laidoje kaip tik ir pakalbėsime apie tai, kaip naudojant tam tikrus įrankius ir būdus išgauti visą šią informaciją, turint tik porą kaukolių. Tarkime, jūs esate biologas, dalyvaujantis ekspedicijoje ir atradote visiškai naują rūšį. Tyrinėdami nustatėte, kad štai ši persona buvo nėščia ir paliko jį tik savo nepažeistą kaukolę, o štai šis buvo vyriškos lyties ir taip pat po savęs paliko tik nepažeistą kaukolę. Jūs žinote tik tiek, kad tai buvo suaugę patinas ir patelė, o turėdami tinkamus įrankius nuspėsite, kuris iš jų, kurie būdinėjo ir buvo labiau linkęs į neištikimybę. Kuris iš jų mėgo eiti į kairę, moteriškė ar vyriškis, ant kiek agresyvūs jie buvo. Ar patelė dažniausiai gimdė dvynukus ar po vieną kūdikį? Ar į patinus rinkdavosi dėl tėvystės įgūdžių, ar dėl pačio patino dydžio, grėsmingumo ir kietumo? Kokia buvo vidutinė gyvenimo trukmė? Ar tarp jų yra skirtumas? Ir galite nustatyti, ar jie gyveno vienodai ilgai, ar gyvenimo trukmė labai skiriasi. Visa tai vienaip arba kitaip paklūsta tai pačiai vienai logikai. Prisiminkite keletą senų gamtos knygų, kurias galbūt skaitėte. Ir ten dažnai būdavo kažkas tokio. Jose buvo aprašoma kokia nors rūšis ir apie pasakojami neįtikėtini dalykai. Tipo, štai žirafa. Žirafa turi didžiulį kaklą. Vadinasi, ji turi turėti didžiulę širdį, kad kraujas galėtų tekėti taip aukštai. Ir tada pateikiami sudėtingi biomechaniniai skaičiavimai, kurie tiksliai nurodo, kokio dydžio turėtų būti žirafo širdis ir koks turėtų būti jo senelių storis. Nuvažiuojate ir išmatuojate žirafo širdį ir paaiškėja, kad skaičiavimai buvo visiškai teisingi. Ir jūs užduodate retorinį klausimą. Argi gamta nėra nuostabi? Apskaičiavai, nuvažiavai, patikrinai, taip ir yra. Viskas atitinka. Arba skaitote apie kokį nors dykumos graužiką, kuris geria kartą per 3 mėnesius. Ir kažkas ten tiksliai apskaičiavo, kokio ilgio turi būti graužiko inkstų kanalėlis, kad jis išgyventų. Pradeda į ten tyrinėti ir vėl. Viskas yra būtent taip, kaip ir buvo apskaičiuota. Ir tada jūs su dar didesniu entuziazmu užduodate tą patį retorinį klausimą. Argi gamta nėra nuostabi? Atsakau, ne. Ne, visiškai nestebina. Paprasčiausiai žirafos neegzistuotų, jei jų širdis būtų mažesnės. Šie graužikai taip pat neišgyventų, jei jų inkstai veiktų kitaip. Yra tam tikra vidinė logika, kaip organizmai funkcionuoja, kaip jie sudaryti, kaip jie evoliucionavo, bandydami rasti optimalų sprendimą. Todėl ši ir sekanti laida kaip tik ir bus apie tai, kaip pasinaudojus tuo pačiu principu galima paaiškinti elgesio evoliuciją. Pagal tą pačią logiką, pagal kurią dabar sėdėdami čia galima tiksliai apskaičiuoti, kokio dydžio buvo žirafo širdis. Šią evoliucinės raidos logiką galima pritaikyti ir kitoje srityje ir paaiškinti įvairius socialinio elgesio aspektus. Pavyzdžiui, mes jau žinome, kad yra optimizavimas,
kažko tai inkstuose optimalus ilgis, optimali elgesio strategija, ar dar kas nors optimalaus. Turbūt kiekvienas iš mūsų vaikystėje, žaisdamas su broliu ar seserimi, arba su draugu, tokį žaidimą kryžiukai nuliukai, išmoko optimalią strategiją. Kaip žaisti šį žaidimą taip, kad ir nepralaiminėti, ir kad žaidimas neprarastų įdomumo. Ir čia yra būtent optimalaus elgesio atidirbimo pavyzdys. Ši optimalaus elgesio strategija vadinama nešo pusiausvyros siekimas. Tai, kas vadinama nešo pusiausvyra. Nešo pusiausvyra – tai idėja, kad tie patys principai, kurie buvo sukurti ieškant optimalios kryžiukai nuliukai žaidimo strategijos, pritaikomi ir evoliucijai. Nešo pusiausvyra padeda mums tyrinėti įvairias optimalaus socialinio elgesio sritis. Maždaug 70-ojo dešimtmečio viduryje iš jos atsirado visa didelė mokslo sritis, vadinama sociobiologija. O 8-ojo dešimtmečio pabaigoje iš jos atsirado savarankiška mokslo šaka – evoliucinė psichologija. Tapo aišku, kad neįmanoma suprasti elgesį ir neįmanoma suprasti vidinę psichologinę būseną be pilno konteksto. Ir fakto, kad evoliucija taip pat prisidėjo prie elgesio ir psichologijos susiformavimo. Iš pradžių ta pati sena dainelė apie svarbiausią dalyką – apie Darviną. Tiesiog, kad visi suprastumėte. Darvinas, iš karto susitarkime, Darvinas neatrado evoliucijos. Žmonės apie ją žinojo gerokai prieš jį. Darvinas išvedė vieną iš evoliucijos principų – natūraliąją atranką. Ir Darvinas nebuvo vienintelis šios idėjos autorius. Buvo ir antrasis autorius – Alfredas Russellas Wallace'as. Jų buvo du, tačiau dėl kažkokios tai priežasties istorija pamiršo Wallace'ą ir visas dėmesys teko Darvinui. Taigi kalbėsime būtent apie evoliuciją, Darvino požiūriu. Visų pirma, evoliucija egzistuoja. Populiacijos bruožai laikui bėgant kinta. Po pakankamo pokyčių kiekio įvyksta naujų rūšių susiformavimas, atsiranda naujos rūšys. Ir Darvino evoliucijos logika pagrįsta tik keliais labai nuosekliais žingsniais. Pirma, kai kurie bruožai perduodami palikuoniams. Jie gali būti perduodami iš kartos į kartą. Šiuolaikiniais terminais šios požymius vadiname genetiniais požymiais. Ir mes greitai pamatysime, ant kiek tai nekorektiška. Tai labiau būtų paveldimieji požymiai. Kitas žingsnis. Egzistuoja požymių kintamumas. Yra kelios požymių versijos. Ir visos jos gali būti paveldimos. Svarbu yra tai, kad kai kurios versijos yra labiau adaptyvios nei kitos. Kai kurios versijos yra naudingesnės. Žirafai pomidoro dydžio širdis nėra pats optimaliausias sprendimas. Iš visų galimų versijų kai kurios bus stipresnės, geriau prisitaikiusios nei kitos. Ir tai mus veda per dar vienos nusistovėjusios klaidos. Kad esmė yra ne labiausiai prisitaikiusios versijos išgyvenimas, o esmė yra pats dauginimasis. Prie šios temos dar nekartą grįšime. Kalba eina apie tai, kiek genų kopijų jūs perdavėte sekančiai kartai. Taigi, jums reikia paveldimų požymių, reikia kintamumo. Kai kurie požymio variantai yra geriau prisitaikę. Jie padeda organizmui perduoti daugiau savo genų kopijų kitai kartai. Sujungus šios tris dalykus gauname evoliuciją populiacijoje. Tai yra požymio paplitimo pokytį. O jei prie to pridėsime dar vieną veiksnį, tai yra atsitiktinio naujos požymio versijos atsiradimo tikimybę, šiuolaikinė kalba tariant mutacija. Paaiškės, kad populiacijos sudėtis gali gana smarkiai keistis. Štai tokie yra pagrindiniai Darvino teorijos punktai. Jie lengvai pritaikomi žirafų širdžiai, dykumų graužikų inkstams ir apskritai viskam, kas susijęs su fiziologija ir anatomija evoliucijos kontekste. Tačiau, o kaip su elgsena? Pagrindinis dalykas, kurį reikia atsiminti, perinant nuo darvinizmo prie elgsenos, yra toks, kad visa tai vyksta lygiai taip pat. Elgesys gali būti perduodamas paveldėjimo būdu. Elgesio tipai, bruožai, klasės, jie tam tikrų laipsnių varijuoja ir populiacijos viduje truputį skiriasi. Kai kurie jų variantai yra labiau adaptyvūs nei kiti. Laikui bėgant, adaptyvesnis elgesys tampa labiau paplitęs. Ir periodiškai atsiranda mutacijos, kurios įneša naujų pokyčių. Viskas paklūsta griežtai, nepajudinamai logikai. Ir mes paskirsime gan daug laiko vienam paprastam teiginiui. Kai kurie elgesio bruožai perduodami paveldėjimo būdu. Elgesyje yra genetinis komponentas. Ir ši idėja, kaip vėliau įsitikinsite, vis atsiras kone kiekvienoje laidoje. Ir tai gana kontroversiška tema – ryšys tarp genetikos ir elgesio. Tai nėra tas pats, kas teigti, kad elgesį lemia genai, kiek jie yra susiję.
Ir tai yra klausimas, prie kurio mes vėl ir vėl grįšime. Taigi, pereikime tiesiogiai prie dar vieno principo taikymo. Prieš pradėdamas noriu pasakyti vieną pastebėjimą. Kad mums būtų lengviau ir greičiau samprotauti, dažnai naudosime personifikaciją. Pavyzdžiui, klausime, ką tam tikroje situacijoje turėtų padaryti šimpanzės patelė, kad padidintų savo genų kopijų skaičių sekančio kartoje. Ką turi daryti krevetė, kad susidorotų su aplinkos pokyčiais? Ką daryti šitam vyšnios medžiui? Jis neturi planų, neturi sąmonės, jis nelanko elgsenos biologijos pamokų ir nežiūri žmogus elgesio biologijos laidų. Klausimas, ką turi daryti šis konkretus organizmas, tai tik sutrumpinimas ilgesnio klausimo. Koks organizmo elgesys susiformavo evoliucijos eigoje ir susiprastino iki optimalaus. Jam tai reikia atlikti paprastą redukciją, supaprastinimą. Nes iki aukštesniųjų primatų lygio niekas sąmoningai nesistengia nieko optimizuoti. Norėtųsi apsispręsti su naudojamais terminais. Kągi, pradėkime. Bet štai ką reikia padaryti prieš taikant darvinizmo elgesiui. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pats pirmas dalykas, kurį turėtumėte padaryti, tai pamiršti kai kurios dalykus, kurių išmokome prieš daugybę metų iš National Geographic dokumentinių filmų, kuriuose mums daugybę kartų ir visada neteisingai buvo aiškinamas vienas evoliucijos aspektas. Štai jums toks scenarijus. Sėdite prie televizoriaus ir žiūrite filmą apie gamtą. Saulė kyla virš savanos, būrys liūtų kažką ten daro su kažkuo dideliu ir negyvu, galbūt bizonų ar panašiai. Jie jį apetitingai graužia, viskas puiku. Ir tada šis tas tarp jų nutinka. Tai yra, jie turi nuspręsti, kaip pasidalyti grobį. Kas, ką ir kiek valgys. Kas valgys pirmiau, kam priklauso daugiau, o kam mažiau. Arba štai dar vienas pavyzdys. Vėlgi, tai standartinis siužetas, kuris šiuose filmuose kartojasi vis iš naujo. Jūs vėl esate savanoje. Ir čia šiek tiek kitoks reginys. Vienas nuostabiausių laukinės gamtos vaizdų. Zebrų migracija Rytų Afrikoje. 2 milijonų zebrų banda migruoja po liūčių, ieškodamos vietos, kur žolė šalesnė. Įsivaizduokite, įspūdinga 2 milijonų gyvūnų banda. Tačiau jiems iškilo problema. Nors priekyje yra didžiulis žalias laukas, kuriame dygsta tokia sultinga žolė, bet štai bėda. Tarp zebrų ir lauko teka upė. Dar blogiau, upėje knibždėte knibžda krokodilų pasiruošusių pietauti. Taigi, ką daryti zebrams? Pasak National Geographic sprendimas yra. Įsivaizduokite, kad daugybė gyvūnų sumišiai strigo upės pakrantėje. Ir staiga iš kažkur iš minios vidurio išbėga senas žvėris, išstumdydamas visus pasitaikiusius jo kelyje į šonus. Jis prieina prie upės krašto ir pareiškia: aš aukoju save už jūs, mano vaikai, ir metas į upę. Ir taip pat ant jo užgriuvo būrys alkanų krokodilų. O tuo tarpu, kol krokodilai užsiėmė puotauja, kiti 2 milijonai zebrų gali ramiai perplaukti upę šiek tiek toliau. Na ir visi laimingi, išskyrus tą pasiaukojusi senyvą zebrą. Iškyla klausimas, kodėl jis taip pasielgė? Kodėl jis šoko į upę? Mums pateikiamas toks giliai įsitvirtinęs atsakymas, kad jis tapo tarsi evoliucijos miesto legenda. Kodėl jis taip pasielgė? Nes gyvūnai daro dalykus dėl savo rūšies gerovės. Tokį atsakymą reikėtų išmesti į šiukšlyną. Tiesą sakant, ši idėja, kad gyvūnai viską daro savo rūšies labai, tapo propaguojama 70-mečio pradžioje, tokio Vino Edwardso dėka. Šis britų zoologas stūmė idėją, kad gyvūnai atlieka įvairius veiksmus savo rūšies labai. Kiekviename vadovėlyje buvo minimas Vinas Edwardsas ir jo grupinė atranka. Taip, tas dalykas ir vadinasi grupinė atranka. Tai yra atranka grupės labai, atranka rūšies labai. Čia buvo Vinas Edwardsas ir jo grupinė atranka. Esu tikras, kad jis nuveikė dar daug ir kitų naudingų dalykų. Ir jei kas nors norėtų sužinoti apie jį daugiau, tikriausiai dar ką nors suras. Žinau tik tiek, kad jis iškėlė grupinės atrankos idėją, kad gyvūnai daro įvairius dalykus dėl savo rūšies gerovės. Ir ši idėja yra visiškai klaidinga. Gyvūnai atlieka įvairius veiksmus tam, kad sekančiai kartai perduotų kuo daugiau savo genų kopijų. Ir nors galima pastebėti, kad dėl tam tikrų niuansų visą tai gali atrodyti kaip elgesys rūšies labai, bet tai tik iliuzija. Iš tikro, gyvūnai siekia perduoti kuo daugiau savo genų sekančiai kartai. Įsiminkite, kad tai yra nelabiausiai prisitaikiusių išgyvenimas, o dauginimasis. Pirmiausia, ką turėtumėte dabar padaryti, tai grįžti prie tos istorijos ir paklausti, kas nutiko zebrai. Kodėl senas gyvūnas šoko į upę? Ir štai šioje vietoje
jei zebrus stebėtumėte pakankamai ilgai, net tas 3 minutės, kurios buvo parodytos dokumentinėme filme. O jei atidžiai jos tyrinėtumėte, tai galėtumėte pastebėti tai, ko iš karto nepastebėjote. Būtent tai, kad senasis zebras ne pats visus stumdė šonus braudomasis link upės, o iš tikrųjų į patį vargšelį banda per prievartą stūmė į priekį. Jis stūmė į priekį kiti zebrai, draugiškai šaukdami: taip, sušerkime tą senį krokodilui. Jis paaukojo save. Taip, tikrai paaukojo, tik jam tai visai nepatiko. Jį paprasčiausiai išstūmė minia. Jis buvo išstumtas, nes buvo senas ir silpnas. Ir čia nėra jokios grupinės atrankos. Taigi, 70-mečio pradžioje įsivyravo nauja idėja, kad visi gyvūnai, įskaitant jūs ir mane, daro dalykus ne dėl savo grupės ir rūšies gerovės, o tam, kad maksimaliai padidintų savo genų kopijų skaičių sekančioje kartoje. O tai galime pasiekti 3 būdais. Pavadinsime tos būdus 3 plytomis. 3 kertinės plytos. Pirmasis būdas vadinamas individualia atranka. Jis grindžiamas idėja, kad tam tikra gyvūno elgsena turėtų optimizuoti jo genų kopijų skaičių sekančioje kartoje, padedant jam daugintis asmeniškai. Tai noras daugintis, noras palikti kuo daugiau savo genų kopijų. Kažkas kažkada labai elegantiškai suformulavo šią idėją. Kartais višta yra tik kiaušinio būdas gauti dar vieną kiaušinį. Visas tas elgesys, gyvūnų socialinė tarpusavio sąveika, tai yra savo genų kopijų perdavimo epifenomenas. Tai yra savo genų kopijų perdavimo šalutinis reiškinys. Individuali atranka, kurios tam tikri aspektai dar vadinami savanaudiškumo genų. Bet kokio veiksmo tikslas – perduoti kuo daugiau savo genų kopijų sekančiai kartai. Kartais tai lengviausia padaryti sėkmingai didinant paliekamų genų skaičių tiesiogiai dauginantis. Todėl tai ne visai savanaudiškas genas. Geriau naudoti terminą individuali atranka. Šis metodas yra gana universalus, bet turi tam tikrą dvejopumą. Darvinas turi natūraliosios atrankos teoriją. Natūralioji atranka yra procesas, kurį ką tik dekonstravome, labiausiai prisitaikiusio organizmo nustatymas. Bet Darvinas netrukus suprato, kad lygiai greičiai vyksta dar viena atranka – lytinė atranka. O jos esmė – tai bruožų atranka, kurie neturi jokios pridėtinės vertės padedančios organizmui išgyventi ar panašiai. Savybės, neturinčios jokios adaptacinės vertės, bet dėl kažkokios keistos, neįtikėtinos priežasties, traukiančios priešingos lyties atstovus ir leidžiančios jiems palikti daugiau savo genų kopijų. Staiga, dėl natūralios atrankos, pas briedžių patinus atsiranda dideli, aštrūs ragai, kuriais jie gali gintis nuo plėšrūnų arba kovoti dėl patelių. Tai natūralioji atranka. Tačiau dėl lytinės atrankos tie ragai gali tapti, pavyzdžiui, žalsvi su gražiais raštais. Dėl kažkokios tai priežasties briedžių pateliams tai atrodo kieta. Toks yra lytinės atrankos principas. Jei dėl kokių nors priežasčių individai renkasi partnerius su visiškai atsitiktiniais bruožais, tai su laiku šie bruožai ima vis dažniau pasireikšti. Atsiranda priešprieša. Viena vertus natūralioji atranka, kuri palieka bruožus iš tikrųjų skatinančius išgyvenimą, priešingai nei lytinės preferencijos, kaip lytinės atrankos atveju. Kartais jos eina priešingomis kryptimis. Pavyzdžiui, kai kurių žuvų rūšių patelės pirmenybę teikia ryškesnės spalvos patinams. Vadinasi, ryški spalva suteikia pranašumą lytinės atrankos metu. Tačiau taip pat tokie patinai tampa ir lengvų grobių plėšrūnams. Natūralioji atranka yra prieš ryškią patinų spalvą. Labai dažnai atrankos prieštarauja viena kitai ir turi rasti pusiausvyrą. Taigi, kaip tai galime pritaikyti individualiai atrankai? Tai bus mūsų pirmoji plyta. Kartais višta yra kiaušinio būdas gauti kitą kiaušinį. Kartais elgsena lemia individuo noras palikti kuo daugiau savo genų kopijų sekančiai kartai. Tai natūralios atrankos apraiška. Tarkime, jums gerai sekasi bėgti nuo plėšrūnų. Todėl vyks greičio, tam tikros raumenų struktūros, tam tikros jutiklių sistemos, kuri praneša, kad pavojus yra arti atranka. Tai yra natūralioji atranka. Individualioji atranka per lytinę atranką palieka tos bruožus, kurie laikomi patrauklesniais. Pirmoji mūsų plyta tai nėra grupinė atranka. Tai nėra poelgių rūšies labui. Tai noras perduoti sekančiai kartai kuo daugiau savo genų kopijų. O lengviausias būdas tai padaryti – elgtis taip, kad pats kuo dažniau daugintumėsi. Manoma, kad esmė yra labiausiai prisitaikiusios versijos išgyvenimas. Bet iš tikro esmė yra neišgyvenamumas, o esmė yra dauginimasis. Antroji plyta yra tai, kad yra ir kitas būdas pasiekti tą patį rezultatą. Vėlgi per individualią atranką.
Vienas iš dalykų, kuriais galite pasikliauti gyvenime, yra tai, kad esate giminės savo paties giminaičiams. Ir gaunasi, kad kuo jie jums artimesni, tuo daugiau bendrų genų turite. Statistiškai identiški monozigotiniai. Dvyniai yra 100% identiški. Broliai ir seserys 50%, o pusbroliai ir pusseserės 25%. Taigi, kuo artimesnis giminystės laipsnis, tuo daugiau genų kopijų, daugiau bendrų genų. Kyla klausimas, jei esate identiški dvyniai, vadinasi, turite tą patį genų rinkinį. Remiantis individualiaja atranka, galėsite perduoti sekančiai kartai lygiai tiek pat savo genų kopijų, net jei ir atsisakysite daugintis, o leisite daugintis savo dvyniui. Nes jei žiūrėsime tik į genų kopijų skaičių sekančio kartoje, tai jokio skirtumo nėra. O kartais galima stebėti tokį elgesį, kuris sumažina vieno individo dauginimas sėkmę jo giminaičio naudai. Tačiau yra vienas niuansas, o būtent ne visi jūsų giminaičiai yra jums 100% artimi genetiškai. Egzistuoja skirtingi giminystės laipsniai ir tai mus veda prie vieno faktoriaus, dar vieno pastebėjimo. Dar vienas didis genetikas, vienas iš didžiausių, ponas Galtonas, kartą bare bandė kažkam paaiškinti šį principą. Ir tada jis sugalvojo nuostabią frazę. Aš mielai paaukočiau savo gyvybę už 2 brolius arba 8 pusbrolius. Tai giminystės matematika. Galite pats perduoti genų kopijas sekančiai kartai, bet grinosios matematikos požiūriu ir poveikio evoliucijos procesui prasme galėtumėte paaukoti save už 8 pusbrolius, kad jau jie galėtų perduoti savo genų kopijas. Juk jūs su jais esate panašus 8/8, o jų kaip tik 8. Tai tik grina matematika. Iš to gauname reiškinį, kuris dabar įgauna prasmę. Evoliucija atrenka organizmus, kurie vienokia ar kitokia prasme padeda savo giminaičiams. Ir taip mes gauname antrą plytą. Antrą kertinę plytą. Tai taip vadinama gimininė atranka, kaupiamasis prisitaikymas, giminystės atranka. Pirmoji plyta yra individualioji atranka, savo genų perdavimas siekiant padidinti evoliucinę sėkmę. Antroji – tai pagalba giminaičiams ir pagalba jiems siekiant padidinti jų reprodukcinę sėkmę. Vadovaujantis negailestinga matematinė logika apie vieną dvynį, 2 brolius ir seseris, 8 pusbrolius ir taip toliau. Tai giminystės laipsnio funkcija. Ir tokiu būdu tampa suprantamas gyvūnų elgesys, kurie yra tiesiog pamišę dėl giminystės. Gyvūnų, kurie puikiai žino, kas su kuo ir kiek yra susiję giminystės ryšiais. Gyvūnai, kurie supranta, kad giminaičiams padėti reikia, bet tik priklausomai nuo giminystės laipsnio. Gyvūnai, kurie pralenkė mus su visomis mūsų išmanėmis apie socialinę antropologiją ir tai, ar galima vesti dėdės 3 žmonos dukrą giminystės santykių klausimais. Subendrintis prisitaikymas. Gimininė atranka. Ir štai jums įrodymas. Štai pavyzdys. Šaunų tyrimą atliko 2 Pensilvanijos universiteto mokslininkai – Seifordas ir Čeiniai. Tyrinėja beždžionės virvetės Rytų Afrikoje. Štai kaip viskas buvo. Aplink sėdėjo būrys beždžionių ir mokslininkai rašinėjo įvairius beždžionių skleidžiamus garsus, šauksmus, klyksmus. Jie įrašė kiekvieno asmens kiekvieną klykiamą garsą. Tokius kaip pavojaus klyksmas, pasisveikinimo klyksmas ir panašiai. Ir tada jie padarė štai ką. Paslėpė garsiakalbį krūmuose ir paleido vienos iš tos grupės beždžionių jauniklių skleidžiamą pavojaus klyksmų įrašą. Ką daro to jauniklio motina? Ji iš karto tampa budri ir žiūri, kas ten vyksta krūmuose. Nes čiagi savaime aišku, čia jos mažylis. Bet iš kur mes žinome, kad ši virvečių grupė žino, kas tai yra gimininė atranka? Ką daro visi kiti? Jie visi žiūri motiną. Jie visi žiūri šio konkretaus jauniklio motiną. Jie supranta giminystę. Jie tikisi atitinkamos reakcijos. Visos beždžionės tuo metu žiūri motiną. Ir visos taip, o kaip aš džiaugiuosi, kad tai ne mano vaikas. Ne mano vaikas perduoda pavojaus signalus iš krūmų. Jos supranta giminystę. Štai dar vienas pavyzdys iš to paties tyrimo. Taigi, tarkime, turime 2 patelės, kurių kiekviena turi, tarkime, po dukrą. Taigi tai bus patelė A ir patelė B. Vieną dieną patelė A padaro kokį nors bjaurų dalyką patelė B. Ir tą pačią dieną su tikimybė didesnė už atsitiktinumą patelės B jauniklis padarys kokį nors bjaurų dalyką patelės A jauniklį. Jos ne tik seka, kam atkeršyti. Jos keršia ne tik asmenį, kuris jas įskaudino, bet ir perkelia kerštą visai skaudinus asmens giminiai. Jos seka šeimos ryšius. Gyvūnai moka tai daryti. Daugelis primatų rūšių gali tai daryti. Ir, kaip pamatysime vėliau, tai gali daryti daugybė skirtingų gyvūnų rūšių.
Nors ir vėl pasakiau ne visai teisingai. Skirtingų rūšių gyvūnai nori žinoti, kas yra jų giminaičiai. Ne, jie nenori. Evoliucija daugelį gyvūnų rūšių išugdė tendenciją savo elgesį derinti prie giminystės laipsnio. Kokiu būdu natūralioji atranka pasireiškia giminystės atrankoje? Aš paaukosiu savo gyvybę dėl savo 8 pusbrolių. Manau, kad tai savaime suprantama. O kaip šiame kontekste pasireiškia lytinė atranka? Esu pasirengęs išleisti daug energijos įtikinėdamas žmonės, kad mano brolis ar sesuo yra toks seksualus, kaip koks nors meilės dievas ar deivė. O tai padidintų galimybę perduoti mano genų kopijas. Kaupimasis prisitaikymas ir gimininė atranka. Sumažink savo reprodukcinės sėkmės galimybės, aukodamasis plėšrūnui, kad išgelbėtum 8 pusbrolius. Arba išnaudok krūvą jėgų ir įdėk daug pastangų visiems girdamas savo giminės brolius ir seseris. Toks elgesys didina savo artimiausių giminaičių reprodukcinę sėkmę. O kiek energijos ir potencialo esate pasirengę tam paaukoti, priklauso nuo jūsų giminystės laipsnio. Ir jei šios du dalykus sujungsite, tai staiga jau galėsite paaiškinti daugybę gyvūnų elgesio modelių. Individuali atranka, o ne elgesys rūšies labai, tai noras perduoti kuo daugiau savo asmens genų kopijų. Lengviausias būdas tai padaryti, savaime aišku, tai yra kuo daugiau daugintis. O antrasis viso proceso komponentas yra gimininė atranka. Kartais pats patikimiausias būdas perduoti savo genų kopijas yra savo reprodukcinį potencialą eikvoti padedant savo giminaičiams priklausomai nuo giminystės laipsnio. Gerai, išsiaiškinom. O dabar trečiasis elementas. Trečioji plyta. Mūsų supratimo apie socialinį elgesį šiuolaikinės evoliucijos teorijos kontekste. Trečiasis skyrius. Jei pažvelgsime į gyvūnus, tai jie ne visada konkuruoja su tais, kurie nėra su jais susiję giminystės ryšiais. Gyvūnai dažnai vengia konkurencijos. Kai kuriuose situacijose gyvūnai galėtų rodyti agresiją, tačiau jie to nedaro. Viena iš aplinkybių, kai taip nutinka, yra kaip žaidime akmuo, popierius, žirklės. Turime gyvūnus A, B ir C. A gali pakenkti B, bet tada A turės už tai atsakyti. Jei B pakenks C, B sulauks atsakomybės. O jei C pakenks A, C taip pat bus nubaustas. Ir esant teisingam kiekvieno tipo gyvūnų populiacijos skaičiui, pasieksite sistemos akmuo, žirklės, popierius pusiausvyros, stabilumo, kai jau niekas niekam kenkti nebenorės. Kažkada žmogus, mokslininkas vardu Berdanas Bohanas, publikavo puikų pavyzdį. Jis tyrinėjo bakterijas esančias situacijose akmuo, popierius, žirklės. Jis turėjo 3 bakterijų štamus, 3 tipų bakterijas, vienoje jo išaugintoje kolonijoje. Pirmoji bakterijų grupė gamino nuodus, už tai mokėdama tam tikrą kainą. Norint sukurti nuodus, pirmiausia reikia pridėti tam tikrą kiekį pastangų ir po to kažkaip nuo nuodų apsisaugoti save. Antrasis tipas buvo tų nuodų pažeidžiamas. Pas juos ant membranos paviršiaus buvo kažkoks tai transporteris, kuris sutraukdavo nuodus į ląstelės vidų. Ir tai buvo blogai. Bet buvo ir privalumas. Visų kitų laikų tas taip vadinamas transporteris galėjo pasičiupti daugiau maisto iš aplinkos. O pas trečią tipą iš vienos pusės nuodų nebuvo, kas nėra labai gerai. Tačiau kita vertus, jiems nereikėjo dėti pastangų, kad nuodų sukurti. Ir dar jie neturėjo to transporterio. Taigi, kiekvienas tipas turėjo savų stiprybių ir pažeidžiamumų. O jei juos visus sudėtume kartu, gautume akmens, popierių, žirklių situaciją, kur jie pasiekia pusiausvyrą ir nustoja vieni kitus pulti. Nes, kas svarbu, jei aš esu A ir sunaikinu B, tai kas tada susidaro su C, kurie gali man pakenkti? Būtina pasiekti pusiausvyrą. Taigi gauname tokią evoliucijos pato situaciją ir gana dažnai. Atkreipite dėmesį, kad šis procesas vyksta ne šimpanzių ar banginių lygmenių, o paprastų bakterijų lygmenių. Ir bakterijų pavyzdžių matome, kad elgesys, šiuo atveju elgesys kabutėse, labai skirtingų, visiškai nepanašių rūšių elgesys turi vieną ir tą patį tikslą – perduoti savo genų kopijas. Šios 3 bakterijų atmainos konkuruoja tarpusavyje. Nė viena atmaina nesielgia taip, kad būtų naudinga visai rūšiai – bakterijoms. Gerai, akmuo, popierius, žirklės. Viskas puiku. Žmonės taip pat turi tokius scenarijus. Atlikta labai daug tyrimų ir skaičiavimų, bet tai dar nėra bendradarbiavimas. Tiesiog visi supranta, kad reikia sulėtinti tempą, kad reikia mažinti agresiją, nes jei išpuolu vieną, tai tampu labiau pažeidžiamas kito. Tai aklavietė, patinė situacija, paliaubos. Bet jei pažvelgtume į gyvūnus, rastume situacijų, kai galima pasiekti daugiau, ne tik lygiąsias. Gyvūnai gali sudaryti sąjungą vieni su kitais. O atidžiau įsižiūrėjus paaiškėja, kad jie ne giminės, jie nesusiję.
Tačiau altruistinį elgesį pasireiškinti daugybėje gyvenimo sričių galite stebėti. Ir tada kyla klausimas, kodėl apskritai turėtum su kuo nors bendradarbiauti, jei esi socialus gyvūnas. Turėtum pirmai progai pasitaikius smogti kam nors į nugarą ir būti savanaudžiu. Tačiau tai nėra pati geriausia idėja, nes yra daugybė situacijų, kai papildoma pora rankų gali ir padėti. Kad ir kaip ten būtų, bendradarbiavimas gali atnešti abipusės naudos. To pavyzdys kai kurių rūšių gyvūnų medžioklė, kurioje dalyvauja ne tik giminaičiai. Vienas plėšrūnas puola grobį, tuo metu kitas ruošiasi jį apeiti ir užpulti už nugaros. Bendradarbiaudami jie turi daugiau galimybių sėkmingai medžioti. Kitas pavyzdys – Harvarde Marko Hauserio atliktas tyrimas su makakomis – rezusais. Jo eksperimentas buvo toks. Jis sukūrė situaciją, kai beždžionės turėjo prieigą prie maisto. Ir vienu atveju ji buvo sudaryta taip, kad viena beždžionė galėjo ištiesti ranką, pasiekti ir paimti maistą, o paskui pasidalyti jo su kitomis. Antrojo atveju maistui pasiekti reikėjo 2 beždžionių. Eksperimento metu buvo pastebėti abipusiško užskaitimo sistema. Jei pirmoji beždžionė dalyjosi su antraja, vėliau antroji beždžionė dalyjosi su pirmaja ir jos suvienydavo jėgas, jei to reikėdavo, kad gautų maisto. Vienos poros rankų neužteko. Užduotis buvo lengviau atlikti kartu. Bendradarbiavimas yra evoliuciškai naudingas. Net ir tarp negiminaičių. Su tam tikra sąlyga. Tai yra neprisidėti daugiau, nei gali gauti pats. Viskas turi būti lygiavertiška. Ir štai mūsų trečioji plita – abipusis altruizmas. Bendradarbiavimas ir altruistinis elgesys vyksta ir tarp negiminaičių. Tačiau jis turi būti abipusis ir laikytis tam tikrų taisyklių. Kaip būtent tai vyksta? Taigi jūs ieškote abipusio altruizmo. Kur jį randate? Visų svarbiausia, kokios rūšies gyvūnai sugebės sukurti altruistinio elgesio tarp negiminaičių sistemą. Šis sumanus gyvūnas turi būti socialus ir neabejotinai protingas. Kodėl jis būtinai turi būti protingas? Nes jie turi prisiminti. Štai šitam vaikinui tą ketvirtadienį padėjau. Jis man skolingas. Jie turi gebėti atpažinti vienas kitą. Jie turi gyventi pakankamai ilgai, kad turėtų galimybę vėl užmėgsti ryšį su žmogumi, kuriam padėjo, ir sukurti šią abipusiškumo sistemą. Taigi, galima manyti, kad abipusis altruizmas būdingas tik ilgai gyvenantiems socialiems stuburiniams. Tačiau staiga tą patį pastebime ir bakterijose. Jį matome ir grybuose. Jūs matote tai visur. Yra socialinių bakterijų, kolonijinių bakterijų. Galite sutikti 2 kartu gyvenančias bakterijų kolonijas. Kitaip tariant, 2 genetinės kolonijos, kurių kiekvienoje atskiroje visos bakterijos yra genetiškai identiškos. Iš esmės, tai yra vienas šiek tiek išsiskaidęs organizmas ir antras šiek tiek išsiskaidęs organizmas. Jie susijungia į taip vadinamą vaisiakūnį. Šį kūną sudaro 2 dalys. Jis turi stiebą, tai yra dalį, kuri prie ko nors prisitvirtina, ir dalį, kuri iš tikrųjų duoda vaisių. Ir jūs, žinoma, norėtumėte būti toje dalyje, kuri dauginasi, nes stiebas turi atlikti visą darbą vienas. Štai čia galima įžvelgti bandymą sukčiauti. Viena atmaina stengiasi kuo daugiau persikelti į vaisius vedančią dalį. Dėl to kitą kartą antroji kolonija nebenorės su ją bendradarbiauti. Ji nesudarys socialinės kolonijos. Štai jums pavyzdys, kaip šis socialinės kolonijos formavimosi mechanizmas veikia vienaląsčių lygmeniu. Ir taip, dažniausiai abipusis altruizmas pasireiškia tarp didelių, protingų, ilgai gyvenančių būtybių. Tačiau jis gali pasireikšti įvairiose sistemose. Taigi, viso to esmė yra abipusis bendradarbiavimas. Tačiau visame tame yra dar vienas neatsiejamas elementas. Tai ne tik noras užmėgsti savitarpio pagalbą su visais aplinkiniais dirbti kartu, kad būtų lengviau atlikti užduotis. Tai taip pat noras apgaudinėti, naudoti savo partneriu. Čia iškyla dar vienas esminis dalykas – gebėjimas atpažinti, kada jūs bando apgauti. Nuolatinis pasirengimas galimai apgauliai, net ir pačiuose stabiliausiuose ir abipusiai naudingose santykiuose. Daugelis socialinio elgesio aspektų paaiškinami tuo, kad gyvūnas arba bando kurioje nors vietoje apgauti, arba neleidžia kitam to padaryti. Štai pavyzdys. Evoliucinėje psichologijoje yra toks testas. Jums papasakojama labai sudėtinga, supainiota istorija. Egzistuoja daug tos istorijos versijų. Yra sąlyga. Jei padarysite tai, gausite atlygį. Jei padarysite taip, būsite nubaustas. Viskas labai sudėtinga, bet esmė ta, kad yra situacija, kai apdovanojimo neturėtų būti, bet herojus įgauna. Spontaniškas gerumo aktas. Ir kita situacija,
kai veikėjas turėtų gauti apdovanojimą, bet vietoje to yra nubaudžiamas. Tai yra sukčiavimas. Ir visose siužeto vingiuose žmonės daug dažniau, 75–25%, žmonės daug dažniau pastebi, kai kas nors apgaudinėja, nei kai įvyko tas spontaniškas gerumo veiksmas. Mes daug geriau atpažįstame apgaulę. Įdomu tai, kad buvo atlikti tyrimai su šimpanzėmis ir jos rodo tokį pat polinkį. Tarp įvairių socialinio elgesio būdų jos daug geriau atpažįsta apgaulę, nei spontaniško altruizmo veiksmus. Galima pastebėti tam tikrą pusiausvyrą tarp bendradarbiavimo ir savitarpio naudos netgi tarp negiminaičių. Tai puiku, tačiau tuo pačiu metu reikia pasistengti ir turėti atvertas akis, kad nebūtumėte apgauti. Ir galiausiai gauname tos pačius kryžiukus nuliukus arba žirafo širdį, apie kurią šnekėjome anksčiau. Reikia rasti optimalią elgesio strategiją konkrečiam individui, konkrečiai rūšiai. Optimali strategija, kada bendradarbiauti, kada apgaudinėti, kada galima sugriauti abipusiai naudingus santykius. Ir čia mes patenkame į matematikos teritoriją, į pasaulį vadinamą žaidimų teoriją. Pagal šią teoriją egzistuoja formalūs žaidimai, o jiems yra matematinės optimalios strategijos arba kelios strategijos. Keli sprendimai. Ir to remiasi daugybė įvairių tyrimų apie tai, kada verta bendradarbiauti, o kada sukčiauti. Taigi, apie žaidimų teoriją. Jie atsirado tarp žmonių, studijuojančių ekonomiką, derybas, diplomatiją ir visa kita. Tai ištisas pasaulis, sukurtas remiantis logika. Kada reikia bendradarbiauti, o kada sukčiauti. Pasirodo, kad atsižvelgiant į tai yra daugybė būdų, kaip optimizuoti savo elgesį. Baziniu lygmeniu pagrindinis žaidimų teorijos elementas yra žaidimas vadinamas kalinio dilema. Kalinio dilemos esmė ta, kad visa istorija yra tokia. Du kaliniai pabėga iš kalėjimo, bet yra sugaunami. Tardomi atskirai. Abu tyli, nes tai jiems naudinga. Jei jie prisipažins, bus nubausti. Jei vienas iš jų paskūs kitą, gaus apdovanojimą. Jei paskūs kitas, tai jau supratote, kas bus. Yra 4 būdai, kaip viskas gali vystytis. Kaliniai vienas su kitu bendradarbiauja ir nieko nesako. Kaliniai vienas kitą skundžia. Kalinys A bendradarbiauja, o B jį apskundžia. Kalinys B bendradarbiauja, o A jį apskundžia. Ką duoda kalinio dilema? Formalų kiekvieno žaidėjo galutinį rezultatą. Didžiausią naudą gaunate ir ėmė peilį savo bičiulį nugarą. Jūs apgaudinėjate. Jis su jumis bendradarbiauja. Jūs jį išnaudojate. Argi tai nenuostabu? Tai geriausias visų tokių žaidimų rezultatas. Jei jie abu tarpusavyje bendradarbiauja, tai toks rezultatas mažiau naudingas. Toliau kitas variantas, kai jūs abu įduodate vienas kitą. Variantas nelaikomas palankiu ir daugelį žaidimų užtraukia bausmę. Na ir paskutinis, blogiausias variantas. Jūs buvote išduotas, nors bendradarbiavote. Jūsų bendrininkas smeigia jums peilį į nugarą. Taigi, visa tai reiškia, kad kalinio dilema sukuria aplinką, kurioje dalyviai žaidžia vienas prieš kitą, gaudami skirtingus atlygius priklausomai nuo savo elgesio ir daugybės kitų parametrų, kuriuos apžvelgsime vėliau, ir bando išsiaiškinti, kada naudingiau bendradarbiauti ir kada išduoti. Kada kas? Pavyzdį supratote. Tai yra bazinis elementas. Akivaizdu, ką tai atsakytų bet kuris iš jūsų. Jūs norėsite daryti dalykus, kurie kaip nors racionaliai padidintų jūsų naudą. Tai yra apdairaus žmogaus, kaip būtybės, kuri priima tik racionalius sprendimus pasaulis. Tačiau iš tikrųjų žaidimų teorijos pasaulyje būtent taip ir nevyksta. Vėliau šiame laidų cikle apžvelgsime kai ką labai įdomaus. Žmonių, kurie žaidžia kalinio dilemą smegenų sritis atsakinga už malonumą, kompiuterinės tomografijos tyrimo metu būna aktyvi. Pasirodo, kai kuriems žmonėms ši smegenų dalis aktyvi, kai jie sėkmingai apgauna priešininką. Kitiems priešingai, šis sritis aktyvi, kai bendradarbiauja. Ir šis skirtumas labai priklauso nuo lyties. Atspėkite patys, pas kurią lytį būna kas. Kyla klausimas, kaip apskaičiuoti kalinio dilemą. Tuo metu buvo aktyviai kuriami įvairūs teoriniai modeliai. Tada 70-ame dešimtmetyje JAV Mičigano universiteto ekonomistas Robertas Axelrodas padarė revoliuciją. Jis paėmė vieną iš tų priešistorinių kompiuterių ir sumodeliavo kalinio dilemos žaidimo procesą. Jis sugebėjo suprogramuoti 2 žaidėjų dalyvavimą ir ne tai, kokią strategiją pasirinks kiekvienas žaidėjas. Baigęs programą, jis parašė laišką visiems savo bičiuliams – matematikams, boksininkams, teologams, serijiniams žudikams ir net Nobelio premijos laureatams. Kiekvieną atveju jis jiems paaiškino, kas tai ir dėl ko visą tai, ir paprašė jų pasirinkti kalinio dilemos strategiją. Tuomet
Jis visus atsakymų variantus įvedė į programą ir pradėjo išlikimo žaidimą. Kiekviena strategija iš eilės buvo išbandyta prieš visas kitas, o jis stebėjo rezultatus. Klausėte, kokia strategija buvo geriausia? Ir staiga visų nuostabai, nes būtent kompiuteris ėmė nurodinėti žmonėms, kaip elgtis. Netikėtai paaiškėjo, kad viena paprasta strategija yra pranašesnė už kitas. Būrys žmonių sugalvojo skirtingas strategijas. Kaip elgtis? Kai kurios iš jų buvo pagrįstos tikimybių teorija, kitos mėnulių ciklais. Strategija be pralaimėjimo yra strategija mums žinoma kaip dantis už dantį. Pirmąjį raundą pradedate bendradarbiaudami su priešininku. Bendradarbiauti. Jei priešininkas veikia taip pat kaip ir jūs, bendradarbiaujate ir kitame raunde. Ir toliau bendradarbiaujate tol, kol jis bendradarbiauja su jumis. Tačiau vos tik jūsų oponentas pradeda eiti prieš jūs, kitame rate atsakote to pačiu. Jei jis vėl jūs pakiša, sekančiame rate jūs jį pakišate. Jei priešininkas grįžta prie bendradarbiavimo, sekantį kartą ir jūs bendradarbiaujate. Tokia yra dantis už dantį strategija. Jei niekas nesmeigia jums peiliu į nugarą, visada bendradarbiausite. Ir kaip parodė šimtai tūkstančių šio turnyro raundų, strategija dantis už dantį yra pati optimaliausia. Būtent čia, pilnai, tiesioginė prasme, galima sakyti, kad strategija dantis už dantį lėmė visų kitų strategijų išmirimą. Taigi, gyva išliko būtent ši optimali strategija. Labai aišku, kodėl ji tokia gera. Visų pirma, joje yra gėris. Jūs pradedate nuo bendradarbiavimo. Visų antra, blogai pasielgęs gauna atpildą. Trečia, tai atlaidumo strategija. Jei grįžtate prie bendradarbiavimo, gaunate atleidimą. Ketvirta, žaidimo taisyklės labai aiškios. Jokių tikimybių. Kas nutiks, jei žaisite dantis už dantį 3 raundus su kitu žmogumi? Abu bendradarbiaujate ir pirmą kartą, ir antrą kartą. Jūsų strategija yra dantis už dantį. Todėl bendradarbiaujate ir 3 kartą. Tačiau gaunate smūgį į nugarą, bet jau nebegalite atkeršyti, nes gal tai buvo paskutinis raundas. Kas rodo, kad dėl tam tikrų aplinkybių dantis už dantį metodika gali ir nebūti laimėjimo taktika. Tačiau esmė yra tame, kad nors ši taktika gali pralaimėti mūšį, bet laimi karus. Gebėjimas būti maloniam, teisingam, bet atlaidžiam ir žaisti pagal aiškias, suprantamas taisyklės lemia visų kitų strategijų išnykimą. Taigi, ką mes šiuo metu turime? Turime pirmąją žmogaus elgesio optimizacijos plytą, kaip ir žirafo širdies optimizacija. Visų pirma, gėrį rūšiai lemia ne elgesys. Veikiau tai daro individuali atranka. Perduoti kuo daugiau savo genų kopijų. Kartais višta yra tik būdas kiaušiniai sukurti kitą kiaušinį, kažkas pergalingai pasakys. Antroji plyta yra gimeininė atranka. Kartais geriausias būdas perduoti savo genų kopijas – padėti savo giminaičiams. Giminystės atranka nenumaldomai susijusi su giminystės laipsnio matematika. Trečioji plyta – kartais naudingiausia bendradarbiauti ne su svetimais, bet svarbiausia – abipusiai naudingomis sąlygomis. Ir sukčiauti, kai tik pasitaikys proga, bet išlikti budriam, kad neapgautų jūs. Kaip išsiaiškinom, žaidimų teorija, kalinio dilema yra optimalių strategijų, kaip tai padaryti eiliškumo pradžia. Taigi, kalinio dilema yra pagrindinis elementas šiam tikslui pasiekti. Iš tikrųjų, yra daug kitų panašių žaidimų. Tačiau kalinio dilema yra visų tų pagrindų pagrindas. Ir šiame turnyre, kompiuterinėje simulacijoje, kurios metu Akselrodas paklausė savo bičiulių, ką jie darytų, ir tada jo supriešino, jis pasirinko būtent strategiją dantis už dantį. Tai strategija, kuri veda kitas strategijas į išnykimą. Tačiau ji turi ir silpnų vietų. Pavyzdžiui, technologinis kalinio dilemos demonstravimo būdas. Pirmajame raunde abu žaidėjai bendradarbiauja. Antrajame raunde abu vis dar bendradarbiauja. Trečiajame raunde šis vaikinas apgauna, o šis vis dar bendradarbiauja. Kitame raunde šis atsako į apgaulę, o tas grįžta prie bendradarbiavimo. Ir mes išgyvename bauginančią situaciją, kurią sprendžia strategija. Viskas puiku, nuostabu. Bet ką daryti, jei jūsų sistema netobula? Ką daryti, jei yra tikimybė, kad buvo padaryta komunikavimo klaida? Pasiunčiamas ne tas signalas. Staiga atsiranda trukdžiai komunikacijoje. Dėl kokios nors priežasties sąžiningai žaidžiantis dalyvis dėl sistemos strikties atrodo kaip tikras sukčius. Kas nutiks? Kas nutiks galiausia? Tas, kurio bendradarbiavimas buvo suprastas neteisingai, nieko nesužinos. Signalizavimo procese kažkas prarandama. Kitas žaidėjas pasakys, oho, jis mane apgavo. Na, aš jam parodysiu sekančiame raunde.
Ir štai jis kitas raundas. Ir tas žaidėjas pakiša priešininką. Antrasis, kuris bendradarbiauja, niekada anksčiau nesukčiavo. Jis nežino apie savo klaidą. Todėl dabar jis sakys, mane ką tik apgavo. Aš jam būtinai atkeršysiu sekančiame raunde. Ir jis apgauna savo priešininką. O tada kitas sakys, jis ir vėl mane apgavo. Ir tai kartosis vėl ir vėl. Ir vėl, ir vėl, ir vėl. Visam likusiam laikui gausite štai tokį zigzagą. Jūs praradote pusę viso bendradarbiavimo ir sužinojote, kad ši strategija yra pažeidžiama klaidingų signalų. Tai buvo išsiaiškinta atliekant tolesnius akselerato tyrimus. 1962 metais Eugenijus Burdikas ir Harvey'is Weileris išleido knygą pavadinimu Failsafe apie tai, kaip JAV netyčia paleido branduolinę raketą į Sovietų sąjungą. Ir raketa nukrito ten, kur ji neturėjo nukristi. Galbūt tarakonai ar pelės kažkur pažeidė laidą. Taigi raketa buvo paleista ir visiškai sunaikino Maskvą. O juk egzistuoja abipusio atgrasimo nuo agresijos sistema ir panašiai. Bet dėl perdavimo sutrikimo prasprūdo klaidingas signalas. Ko baigėsi knyga? Atsakymų iš sovietų. Dantis už dantį. Kad būtų išvengta planetos termobranduolinės katastrofos, Sovietų sąjungai buvo leista sunaikinti Niujorką. Čia tik išgalvotas romanas. Bet pasaulis buvo susidūręs su panašaus lygio grėsme, kai buvo likęs tik mažas žingsnelis iki branduolinio incidento ar netgi karo. Pavyzdžiui, 1983 metais, kai Sovietų sąjungos tolimą perspėjimo palidovinės sistemos stebėjo dangų ir pastebėjo, kad, kaip atrodė tada, iš JAV pusės skrieja 5 tarpkontinentinės balistinės branduolinės raketos, tuo metu prie perspėjimo sistemos budėjusiam tokiam Stanislavui Petrovui buvo iškilusi sudėtinga dilema. Jis turėjo priimti kritinį sprendimą. Laikyti, kad tai klaidingas signalas, arba skubiai pranešti savo vadovybei apie branduolinę ataką, kas būtų greičiausiai privedę prie atsakomųjų branduolinių raketų ir smūgių dabar jau į JAV pusę, o tai privestų prie pilnaverčio atominio karo ir galimo susinaikinimo. Petrovas pasirinko klaidingo signalo versiją, nes nusprendė, kad jei jau JAV būtų surengusi raketų ataką, tai tikrai nebūtų naudojęs tik 5 raketų. Ir jis buvo teisus. Palydovai klaidingai nustatė Saulės debesų atspindžius kaip galima raketų ataką, o buvo labai arti. Tai štai jums puikus pavyzdys, kaip galima sukelti katastrofą vien dėl to, kad sistema gali klaidingai atpažinti signalą. Kai tik akseleratas susipažino su signalo perdavimo klaidos galimybę, tapo akivaizdu, kad strategija dantis už dantį neveikia taip gerai, kaip kita strategija. Greitai ji tapusi dominuojančia ir ji buvo pavadinta atleidimu. Kas yra atleidimas? Taip pat kaip ir dantis už dantį. Jeigu jūs bendradarbiaujate, jeigu jie bendradarbiauja, jūs visada bendradarbiaujate. Jei jie tau kenkia, tu juos nubaudi sekančiame raunde. Lygiai taip pat kaip ir dantis už dantį. Bet, o ne, sisteminė signalizavimo klaida. Ir jūs atsidurite katastrofiškose spąstuose. Kaip tokiu atveju veikia atleidimas? Turėsime taisyklę. Jei pateksime į šį zigzagą, pavyzdžiui, 5 raundus iš eilės, aš atsisakysiu savo principų ir sekančiame raunde priešingai pradėsiu bendradarbiauti. Ir tai viską sugrąžins į savo vėžes. Viename raunde atleisiu savo priešininkui, kad po signalizavimo klaidos atgaučiau bendradarbiavimą. Ir ši strategija, kai tik sužinote signalo klaidos tikimybę, yra pranašesnė už strategiją dantis už dantį. Nes ji logiška. Tai buvo tobulas problemos sprendimo būdas. Tai buvo puiku. Dantis už dantį strategija sugeba atleisti ir, kaip sužinosite, su įvairiais šio apsikeitimo trukmės variantais surandama optimali trukmė, kada galima atleisti ir panašiai. Tai visas pasaulis, sprendžiantis, kiek reikia laiko atleidimui. Nors dažniausiai atleidimo strategija laimi prieš dantis už dantį signalizavimo klaidos atveju. Tačiau yra ir pažeidžiamumas. Ši strategija taip pat turi pažeidžiamumą. Tai yra, jumis gali pasinaudoti. Pavyzdžiui, jei žaisite prieš žaidėją, kuris naudoja dantis už dantį ar bet kurią kitą strategiją ir jis neatleis jums už jūsų klaidas, jūs grįžtate prie kooperavimuose, o jis ir toliau smūgiuos jums peiliu į nugarą. Atleidimu jūsų varžovai gali pasinaudoti jūsų nenaudai, jei jų strategijoje nenumatytas joks atleidimas. Ir labai greitai paaiškėjo, kad yra dar geresnė strategija. Jūs pradedate nuo danties už dantį. Jūs baudžiate, atiduodate ko nusipelnę, atleidžiate. Ir tuo pat vėl tampate maloniu ir sąžiningu. Esate pasirengęs bausti,
ir tai darydamas negalite būti išnaudojamas. Jei ir tik tada, jei per daugybę raundų žaidėjas niekada jūs nenuvylė, jei to niekada nenutiko, pereinate prie atleidimo. Kodėl? Su žaidėju bendravote pakankamai, kad galėtumėte juo pasitikėti. Perėjimas nuo grinai racionalaus požiūrio prie kažko naujo ir atlaidaus apsaugo nuo klaidingų signalų. Ir žinoma, atsirado daug versijų, kiek raundų turi praeiti, kol persijungsite, kad gautumėte optimalią strategiją. Bet vėlgi, tai yra būdas išspręsti iškilusio klaidingo signalo problemą. Tačiau pernelyg greitu atleidimu galima pasinaudoti. Netrukus atsirado dar viena strategija, pavadinta Pavlovo vardu. Ir tai niekaip nesusijęs su Pavlovo psichologija. O kodėl tai pavadino, nežinau. Bet tai laikoma šaune. Štai taisyklės. Atsiminkite, jei ką nors apgavote, gaunate taškų. Jei bendradarbiauja, gauni mažiau taškų. Apgaunate vienas kitą, prarandate taškų. Jei tave apgaudinėja, prarandi labai daug taškų. Taigi, 2 palankus rezultatai ir 2 nesėkmės. Pasak Pavlovo, bendra taisyklė yra tokia. Jei ką nors darau ir gaunu taškų arba apdovanojimą, darysiu tai ir kitą kartą. Jei gavau apdovanojimą pasirinkdamas vieną iš 2 variantų, pasirinksiu dar kartą. Taip pat ir atvirkščiai. Jei žaidžiu ir pralaimiu pataikęs į vieną iš 2 nepalankių rezultatų, kitą kartą pasirinksiu kitą strategiją. Kaip matote, čia yra daug bendro su dantis už dantį. Tačiau, jei praleisite šį vakarą su ilgu tualetinio popieriaus ritinėliu, piešdami, žaisdami visus variantus, suprasite, kad Pavlovo strategija leidžia išnaudoti atlaidžius žaidėjus. Jei tai puikiai sekasi. Nesvarbu, kiek partijų sužaisite. Vos tik kas nors persijungia į atleidimą, Pavlovo strategija juos išnaudoja ir todėl laimi. Ir štai mes turime belekiek daug žmonių studijuojančių tokį žaidimą. Yra ir kitų strategijų. Ultimatumo žaidimas, pasitikėjimo žaidimas. Lygiai tas pats ir versle. Bendradarbiaujate, apgaunate, renkatės geriausią įėjimą. Yra matematiškai palankių rezultatų, kuriais galite pasinaudoti. Galite juos panaudoti. Galite juos panaudoti prieš kompiuterį ir gausite receptą, kaip tobulėti. Puiku. Taigi, Akselrotas ir jo draugai kalbėjo maždaug tokius dalykus. Oho, ši strategija privers visas kitas strategijas išmirti. Arba ši strategija veikia, bet jei ją naudosite ir staiga sistemoje atsiras klaida, tai yra mutacija. Jie vartoja biologijos žargoną metaforinę prasme. Ir maždaug tuo pačiu metu į tai atkreipė dėmesį ir patys biologai, kurie tik pradėjo domėtis visą šią socialinę biologiją. Standartizuoti elgesio optimizavimo būdai. Ir jie tokia sako, oho, šie modeliai taikomi realių organizmų elgsenai. Nes tada to užsiėmė dar tik ekonomistai, kompiuteristai, diplomatai ir panašiai. Maždaug tuo pačiu metu, šiek tiek anksčiau, buvo paskelbtas toks niekam nežinomo veikėjo Danielo Ellsbergo straipsnis. Danielis Ellsbergas išgarsėjo 7-ame dešimtmetyje, kai dirbdamas Pentagone pavogė ir laikraščiui New York Times perdavė 100 puslapių slaptos informacijos, rodančios visišką visų procesų, dėl kurių JAV įsitraukė į Vietnamo karą, korupciją. Tai sukėlė didelį rezonansą. Pirmaisiais karjeros metais jis sėkmingai dirbo Pentagone kaip žaidimų teorijos specialistas. Būdamas dalyko ekspertas, jis turėjo optimizuoti visus sprendimus. Ir jis parašė straipsnį pavadintą taip – įsivaizduojamas beprotybės nauda ir privalumai. Kai norite priversti priešininką manyti, kad praradote protą ir tai pradėsite daryti visokią velniavą, jie bijos jūs apgauti, kad negautų smūgio. Toks yra beprotybės pranašumas. Beprotybės pranašumas. Daugybė žmonių, įskaitant matematikus ir karo taktikus, dirbo prie jų. O dabar jau net zoologai žiūri visą tai ir sako, oho, šaunu, įdomu, ar ir gyvūnams toks elgesys būdingas. Ir žmonės apsiginklavę žiniomis apie kalinio dilemą, strategiją dantis už dantį ir kitais dalykais stebi gyvūnus gamtoje ir ieško panašios sąveikos pavyzdžių. Pirmasis pavyzdys – šikšnosparnis vampyras. Vampyrai. Visi bijome šių būtybių. Tačiau iš tikrųjų, kai matote šikšnosparnį gerinti kervės kraują ar dar ką nors, tai iš tikrųjų jūs matote motiną ieškančią maisto savo vaikams. Nes vampyrų patelės iš tikrųjų negeria kraujo. Jos kaupia jį savo gerklinėme maišelyje, skrenda į lizdą ir kraują atpila, kad pamaitintų savo vaikus. Ji tik rūpinasi vaikais. Šikšnosparniams vampyrams būdingas įdomus abipusis altruizmas. Kai grupėje patelių dalijasi vienu lizdu. Visi jame esantis vaikai yra sumaišyti. Šiuo atveju jie gali būti nesusiję giminystės ryšiais.
Todėl kol kas giminystės atranką paliekame šone. Jie nebūtinai giminės, bet turi savitarpio pagalbos sistemą. Kiekviena patelė atskrenda, atpila kraują ir pamaitina visus mažylius. Visos patelės maitina visus vaikus. Ir viskas puiku. Jos turi tokią didelę krūviną bendruomenę. Jos pasiekia stabilę bendradarbiavimo būseną. Dabar priversime pelės manyti, kad viena patelė jas apgaudinėja. Patelė išskrenda ieškoti kraujo, o jūs ją sugaunate, pripildote švirkštą oro ir pripumpuojate tą ryklės maišelį taip, kad jis išsitemptų, bet kraujo jame nebūtų. Jūs tiesiog pripumpavote ten oro ir grąžinote ją į lizdą. Pelė laiminga sėdi lizde, o kitos patelės žiūri ją. O, pažiūrėkite, kiek daug kraujo jie atnešė. Negaliu patikėti, ji nemaitina mūsų mažylių, ji mūsų apgaudinėja. Ir kai kitą kartą grįžus iš medžioklės, kitos patelės nemaitins jos kūdikių. Dantis už dantį. Ir tai, draugai, yra puikus signalo perdavimo klaidos pavyzdys. Šiuo atveju signalo klaida buvo tai, kad pora magistrantų, norėdami įrodyti, kad pelės taip pat naudoja dantis už dantį, pripumpavo oro į pelės gerklę. Žmonės buvo tiesiog šokiruoti. Kitas pavyzdys. Žuvis. Gyvūnų pasaulyje yra tokia žuvis – diglinė. Kaip žinote, šikšnosparniai tikrai nėra patys protingiausi gyvūnai, o ir diglinės nuo jų nedaug tai atsilieka. Tačiau diglinės taiko dantis už dantį strategiją. Štai ką darome. Turime akvariume žuvelę diglinę ir priverčiame ją manyti, kad kita žuvis bando ją užpulti. Kaip tai padaryti? Padėkite veidrodį priešais vieną akvariumo sienelę. Ir labai greitai, jos nėra labai gudrios. Labai greitai žuvis agresyviai priplauks prie veidrodžio ir, gindama savo teritoriją, plaukos prieš veidrodį atsispindinčią žuvį. Patruliuos saugo savo teritoriją nuo įsibrovelio. Aha, žiūriu, įsibrovelis vis nenurimsta. Visa laimė, kad ir aš toks pat. Nekviestam įsibroveliui nenusileisiu. Štai taip ir gyvena. O dabar priversime žuvį manyti, kad ji turi sąjungininką. Padėsime antrą veidrodį statmenai pirmajam. Kitaip tariant, ji matys savo atspindį ir antrame šone esančiame veidrodyje. Dabar kiekvieną kartą plaukdama į priekį, ji matys ir kitą žuvį, esančią šalia, taip pat plaukiančią į priekį. O tai gal visai ir neblogai, kad šalia kartu plaukia dar kita žuvis. Mūsų žuvis jau sako savo, kad galbūt tai iš viso netgi labai gerai. Nežinau, kas tas kitas vaikinas, bet po galais mes esame puikiai komanda, esame tarsi broliai. Šaunu. O dabar priverskime žuvį manyti, kad jos sąjungininkas ją apgaudinėja. Paimam veidrodį ir šiek tiek jį atlenkiam, kad atspindys šiek tiek atsiliktų. Mūsų žuvis mato, kad jos partneris plaukia į priekį, bet ne iki pat priešininko sienelės. Ta žuvis dvejoja, jie apgaudinėja ir diglinė susimasto. Tas kalės vaikas, negaliu patikėti, kad jis su manim taip pasielgia. Mes daug metų dirbame kartu. Sunku patikėti, jis tik apsimeta, kad plaukia į priekį. Bet iš tikrųjų taip nėra. Visa laimė, tas priešininkas irgi net plaukė į mano teritoriją. Gerai, kad viskas baigėsi gerai. Bet negaliu patikėti, kad mano draugas mane nuvylė. Ir, kai kitą kartą vėl peržaisite tą patį scenarijų, diglinė nepuls savo atspindžio. Tam išdavikai bus pagal dantis už dantį. Taigi, mums pavyko sukurti tą patį zigzagą, kuris tęsiasi amžinai tik su viena žuvimi. Ir vėl tas pats dantis už dantį. Kitas pavyzdys. Tikriausiai pats keičiausias, kokį tik galiu įsivaizduoti. Ir jis veda prie daugybės temų, kurias mes vėliau aptarsime. Yra žuvų, kurios keičia lytį. Ir jos tai daro dėl įvairių strateginių priežasčių. Todėl puikiai tinka mūsų nagrinėjimai temai. Taigi šios žuvys vadinamos vakomis. Ir jos gali keisti lytį. Jos hermafroditai. Taigi, turite porą žuvų esančių kartu, skirtingų lyčių. Ir štai jos keičia lytį. Ir kaitalioja pirmyn ir atgal. Iš pradžių tai patelė, paskui tai patinas. Ir taip toliau. Ir viskas gerai. Tačiau neteisybė yra tame, kad moteris ir vyrai už dauginimąsi sumoka skirtingą kainą. Kaip ir daugelį rūšių, patelė yra atsakinga už kiaušialąstes, kiaušintakius, progesteroną ir panašiai. Patinas tik prideda lašelį spermos. Dauginimasis yra partnerystė, o ne giminystė. Abipusis altruizmas abipusiai padeda jiems daugintis. Tačiau kiekviename cikle patelės vaidmuo yra daug didesnis. Ir jei stebėsite, pamatysite, kad jų santykiuose jie naudoja dantis už dantį strategiją. Jei žuvis pradeda apgaudinėti ir dažniau būti patinu nei patele, jos pora nustoja su ja bendradarbiauti. Tai vėl dantis už dantį.
O žmonės, kurie tik dabar pabudo, sakau savo, wow, pamirškite racionalų ekonominį mąstymą, pažvelkite į laukinius gyvūnus, peles, diglinės, lytį keičiančias žuvis. Visi be išimties laikosi lygiai tokių pačių strategijų. Argi gamta nėra nuostabi? Ne, nenuostabi. Ta pati logika teigia, kad žirafa turi turėti stiprią širdį, kad kraujagyslėmis stumtų kraują iki galvos. Kitaip žirafa neegzistuotų. Ir kai žvelgiate į pasaulį, laikotės to paties požiūrio. Tas pats atrinktų patobulinimų sūkurys, kuris šiuo atveju suformavo elgesį, kada bendradarbiauti, o kada sukčiauti, lėmė ir kad žirafa turi idealią jos dydžio atitinkančią širdį. Ir tai stulbinamai logiška. Nuostabu. Tada žmonės pažvelgė atidžiau ir pamatė tokį nemalonų realaus pasaulio elementą, kuris sugebėjo prasmukti į sistemą. O būtent išimtis. Pirmąjį išimtį atrado Kreigas Perkeris iš Jungtinių Amerikos valstijų, Minesotos universiteto, kai tyrinėjo liūtus Rytų Afrikoje. Tai reikia suprasti, kad įprastai pas liūtus praidas yra giminaičių grupė, dažniausiai patelės, seserys, dukterėčios ir panašiai. Tačiau būna ir praidų, kuriuose nėra artimų giminaičių. Nepaisant to, jiems būdingas abipusis altruizmas. Šiuo atveju liūtus tyrėjas apgavo taip pat kaip ir beždžionės. Jis krūmuose pastatė garsiakalbį, kuris leido vienu metu 400 puolančių liūtų riaumojimą. Paprastai tokiais atvejais visi labai išsigąsta ir tenka labai atsargiai artintis prie krūmo ir žiūrėti, kas ten vyksta. Savitarpio pagalbos sistemoje visi artėja kartu. Bet jei kas nors vieną kartą pabijojo ir pasišalino, tai kitą kartą visi stums būtent jį į priekį ar panašiai. Tai tikėtinas rezultatas. Tačiau iš tiesų tyrėjai pastebėjo, kad daugelio grupių yra po vieną bailų liūtą, kuris nuolat slepiasi už nugarų, bet lieka nenubaustas. Štai čia ir atsiranda pirmasis netitikimas. Aha, kartais gyvūnai nenaudoja strategijos dantis už dantį. Turbūt kai kurie iš jų nėra skaitę esminį Roberto Axelrodo veikalą. Jūs staiga atsidurėte realiame pasaulyje. Kokie gali būti viso to paaiškinimai? Na, visų pirma, jie tiesiog galėjo to ir nepastebėti. Galbūt jie netokie protingi. Bet palaukit, juk net bakterijos naudoja dantis už dantį principą. Kas dar tai galėtų būti? Liūtai sąveikauja įvairiais būdais. Galbūt šis individas padeda kitiems, elgiasi labiau altruistiškai ir kitose elgesio sferose. Galbūt šis liūtas ėda mažiausia, praleidžia kitus ar panašiai. Galbūt lygiai greičiai vyksta dar vienas kitas žaidimas. Štai jums realus pasaulis, kuriame ne tik du žmonės žaidžia kalinio dilemą ir optimizuoja strategiją. Staiga išryškėja realaus gyvenimo sudėtingumai. Ir kitos laidos, kuri bus ne taip ir greitai, apie agresiją ir bendradarbiavimą, suprasite, ant kiek viskas tampa sudėtingiau, kai lygiai greičiai žaidžiami keli žaidimai. Vieno žaidimo taisyklės pradeda psichologiškai skverbtis į kitą. Tokių pavyzdžių yra labai daug. Viskas daug sudėtingiau. Ir tai yra pirmas skambutis, kuris mums pasako, kad ne viskas įtilps į taisyklės. Štai dar vienas pavyzdys. Paimkime vieną tikrai keistą gyvūnų rūšį. Jie vadinami pilkaisiais smiliarausiais. Jei neturėsite ką veikti ir Google bus po ranka, praleiskite vakarą ieškodami šių pilkųjų smiliarausių nuotraukų. Tai tiesiog kažkas tokio. Tai žinduolių rūšis, kuri pasižymi bendruomeninio gyvenimo būdu, panašių į socialinėmis grupėmis gyvenančių skruzdėlių, termitų ar bičių gyvenimo būdą. Jie labai keisti. Labai. Jie gyvena didelėse bendruomenėse, daugiausia po žeme, Afrikoje. Jie buvo atrasti maždaug 7-ame dešimtmetyje ar panašiai. Ir kurį tai laiką, bet kuriame zoologų susirinkime, jei dirbdavote su pilkaisiais smiliarausiais, buvote pats kiečiausias. Ir visi jums pavydėjo, nes dirbote su pačiu kiečiausiu gyvūnu. Pasirodo, jie turi didžiulės bendruomenės, nebūtinai sudarytas iš giminaičių. Bet jie turi altruizmą ir kitas taisyklės. Netrukus pradėjo pastebėti, kad kiekvienoje kolonijoje yra vienas ar du individai, kurie neatlieka jokio darbo. Pavyzdžiui, kasti tunelius, tvarkyti buhalteriją, nežinau koks ten jų būna darbas. Ir visada atsirasdavo pora, kuri tiesiog sėdėdavo ir nieko neveikdavo. Dideli seni kasėjai, daug didesnių už kitus. Ir jie tik daro tai, kad tik valgo. Galite pamiršti Robertą Axelrodą. Optimizacija keliauja šunį nuo uodegos, nes šių vyrukų nieks nebaudžia. Kas po galais vyksta? Reikėjo šiek tiek stebėti gyvūnus, kad suprastum, jog yra dar vienas žaidimas, kuriame jie atlieka svarbesnį vaidmenį. Ir šie žaidimai persidengia. Vos tik prasideda liūčių sezonas,
Tie stambūs visą laiką pratingėję kasėjai užlipa į viršų, apsisuka ir savo stambiais kūnais užkemša tunelių įėjimus. Toks jų darbas. Pasirodo, šie bičiai, kurie visus metus sėdėjo nieko neveikdami ir tukdami, dabar turi iškišti savo užpakalį į išorę kojotams ar dar kam nors, kas jūs medžioja. Ir tai yra vaidmenų pasiskirstimo pavyzdys. Realūs gyvūnai, realūs organizmai vienu metu žaidžia ne tik formalų žaidimą viens prieš vieną, o ir kur kas daugiau. Ir vėlgi, kai perėsime prie laidų apie agresiją, bendradarbiavimą ir taip toliau, jau žinosite, kaip viskas tampa daug sudėtingiau, jei vienu metu žaidžiami keli žaidimai. Jei žaidžiate su štai šitu, o tuo pat metu žaidžiate ir su anuo. Ir tada atsidurite trikampyje. Kaip viskas keičiasi, priklausomai nuo to, ar žinote, kiek raundų turite sužaisti, ar to nežinote. Kaip pasikeičia žaidimas, jei prieš pradėdami žaisti su kuo nors, galite sužinoti, kaip jis elgėsi ankstesniuose žaidimuose su kitais. Kitaip tariant, kokią reputaciją jis turi. Tai daug sudėtingesnių žaidimų pasaulis, daug labiau tikroviškesnių. Štai jums ir pavyzdys, kaip kartais su optimizavimu nėra taip paprasta ir kaip viskas sudėtinga ir nuostabu. Paskutinis įdomus papildymas apie žaidimų teorijos taikymą elgsenos tyrimams. Taigi, buvo toks žmogus vardu Jonas Hollandas. Jis iš tikrųjų yra istoriškai įdomus, nes jis buvo pirmasis žmogus gavęs informatikos mokslo diplomą. Kažkur 1950 metais Mičigano universitete. Jis, kaip ir daugelis kitų šios srities atstovų, susidomėjo žaidimų teorija, optimalių strategijų evoliucija. Ir jis kūrė įvairias programas ir įvedė naują galimą kliūtį, o būtent staigaus strategijų pasikeitimo galimybę, mutacijos galimybę. Jis ėmė tyrinėti tokias mutacijas, norėdamas išsiaiškinti, kurios iš jų yra adaptyvios, kurios padeda sėkmingai plisti tarp žaidėjų, kurios lemia kitų strategijų išnykimą, o kurios gana greitai išnyksta savaime. Daugybė sistemų atsiradimo pavyzdžių, kai naudojami biologiniai terminai nėra tik metafora, o yra galimybė imituoti patį procesą. Ateityje pamatysime dar viso to įrodymų. Taigi, abipusis altruizmas. Kaip jis pasireiškia natūralioje atrankoje? Natūralioji atranka – kolektyvinė medžioklė. Yra daug rūšių, kurios praktikuoja kolektyvinę medžioklę. Laukiniai šunys, šakalai, daugelis kitų rūšių. Akivaizdu, kad kolektyvinė medžioklė yra geriausias abipusio altruizmo pavyzdys, kai gyvūnai nesusiję giminystės ryšiais. Kaip lytinė atranka pasireikštų abipusio altruizmo kontekste. Tai jau nėra taip akivaizdu, bet pavyzdys būtų situacija, kai jūs ir ne jūsų giminaitis praleidžiate daug laiko ir energijos, padedami viens kitam pasipuošti išleistuvėms. Tai lytinė atranka, veikianti abipusio altruizmo pagrindu. Ir štai 3 mūsų anksčiau minėtos plytos. Pamirškite nesąmonės apie tai, kad išlieka stipriausi, darydami poelgius savo rūšies labui. Tai ne apie tai, kad reikia daryti dalykus grupės labui. Kalbama apie 3 plytas. Būdus, kaip perduoti kuo daugiau savo genų kopijų kitai kartai. Pirmasis būdas – individuali atranka. Kažkas panašaus į savanaudišką geną. Kartais višta yra tik būdas kiaušiniui gauti kitą kiaušinį. Elgesys yra tik būdas perduoti genų kopijas sekančiai kartai. Antrasis būdas – kaupiamasis prisitaikymas ir gimininė atranka. Kartais lengviausias būdas perduoti savo genų kopijas – padėti tai padaryti savo giminaičiams. Viskas priklauso nuo jūsų giminystės laipsnio. Giminaičiai yra labiau linkę bendradarbiauti nei negiminaičiai. Ir pamatysime, kaip sunku kai kurioms rūšims suprasti, kas su kuo yra giminės. O žmonės šią problemą sprendžia labai unikaliu būdu, kuris turi įdomių pasekmių skirtingomis aplinkybėmis. Ir gali paaiškinti, kodėl nepriklausomai nuo kultūros žmonės visada nelabai mėgsta štai tuos. Tai dėsningumas. Aptarsime tai išsamiau. Giminystės laipsnis. Vėlesnėse laidose pakalbėsime apie tai, kaip nustatyti, kas su kuo yra giminingas. Taigi, antroji kertinė plyta – tai yra gimininė atranka. Trečioji plyta yra abipusis altruizmas. Pakasyk man nugarą ir aš pakasysiu tau. Nors tu gal dar norėtum kasytis tik savo nugarą, kol kiti seka, kad to nedarytum. Arba sukčiauti kitais būdais. Bandyti apgauti, nebūti apgautam kitų. Formalų žaidimai, elgesio optimizavimas. Čia viskas labai sudėtinga. Ir įsivaizduokite, tokių pavyzdžių galima rasti realiame pasaulyje. Optimizavimas pagal principą dantis už dantį. Kokiame nuostabiame pasaulyje gyvename. Kitaip ir būti negali.
Tada pradedame pastebėti, kad pasaulis yra sudėtingesnis. Keli vaidmenys - pilkieji smėliarausiai įstrigę urvuose ir panašiai. Taigi, tai 3 principai. Ir kaip sako evoliucinio mąstymo mokyklos atstovai, jei žinote šios principus, sugebėsite pažvelgti į įvairias gyvūnų elgsenos sritis ir suprasti šiais principais pagrįstus veiksmus. Grįžtame prie mūsų pačio pirmojo pavyzdžio. Grįžkime prie mūsų draugų. 2 kaukolės. 2 tos pačios rūšies atstovai. Suaugusieji patinas ir patelė. Kokias išvadas darome? Kad šios rūšies patinai yra didesni už pateles. Atkreipiame dėmesį, kad yra skirtumas tarp patinų ir patelių. Tuo tarpu kaimyninėje teritorijoje randama kitos rūšies liekanų. Kai kurios jų kažkada buvo patinai, kai kurios patelės. Ir jų kaukolės tokios pačios. Taigi, šios rūšies patinų ir patelių dydis nesiskiria. Pažiūrėkime, ką galime nuspėti, remdamėsi ką tik išanalizuotais principais. Pradėsim. Pirmuoju atveju patinai yra daug didesni už pateles. Antruoju atveju patinai ir patelės yra beveik vienodi. Kurios rūšies pirmos, pavyzdžiui šios, ar antros, patinai elgsis agresyviau? Pirmos? Kodėl? Jie prie to labiau prisitaikę. Štai ką tai mums sako. Kadangi jų kūnai skurti taip, vadinasi patelės tokius rinkosi. Padidėjęs agresijos lygis būdingas rūšims, kurių dydžių skirtumai yra dideli. Ir daug retesnis, kai patelė ir patinų dydžiai panašus. Kitas klausimas. Kaip tarp patinų pasiskirsto dauginimosi sėkmė? Vienos rūšies visi patinai per gyvenimą susilaukia 1 ar 2 vaikų. Kitoje rūšyje 95% viso dauginimosi užtikrina 5% patinų. Tai didžiulis reprodukcinės sėkmės iškraipimas. Kurioje rūšyje kiekvienas patinas turės po 2 vaikus? Kurioje? Antroje? Kodėl? Todėl, kad pirmoje rūšyje patinus patelės renkasi dėl agresijos. Jei jie kovoja, jie turi priežastį kovoti. Ribotos galimybės daugintis. Taigi, antrosios rūšies įvairovė bus didesnė. Tada įlikti įtraukiame pateles. Ko nori moteris? Ko nori kairėje esančios rūšies patelės? Ir ko nori dešinėje esančios rūšies patelės? Dešinėje esančios patelės yra tos, kurių kaukolės ir kūnai yra vienodo dydžio. Ko nori kairėje esančios patelės? Koks patinas jas domintų? Didelis. Būtent tai ir yra varomoji jėga. Kodėl? Nes tai vienintelis dalykas, ką jie gali iš jo gauti. Šis vaikinas yra tik spermos donoras. Ir ji turėtų būti gera, suverta genetinė medžiaga, kuri duos vaikus palikuonis, padidindama jų galimybę perduoti savo genų kopijas sekančiai kartai. O kaip dėl šios rūšies? Ko ten reikia patelėms? Pažiūrėkime dar kartą. Vienos rūšies patinai niekada neparodo net menkiausio švelnumo vaikams. Patinai tik susierzina, puola jos ir panašiai. Kitos rūšies patinai galėtų būti pristatyti metų tėvo nominacijai. Rūpinasi palikonimis lygiai taip pat kaip ir motinos. Kurios rūšies patinai bus rūpestingesni? Tie, kurie yra dešinėje. Taigi, vyriškas rūpestis palikonims. O kas vyksta su šia rūšimi? Jūs norite, kad vyrai būtų pripumpuoti, raumenys. Norite to patino, kuris yra pats populiariausias, vyriško grožio talono, kad jūsų vaikai būtų tokie patys. Na, o kokie patelio pasirinkimai dominuoja pas šią rūšį? Rūpinimasis palikonimis. Jums reikia patino, kuris žino, kaip auklėti jūsų vaikus. Kokį patiną iš tikrųjų norite surasti? Norite surasti patį moteriškiausią vyrą, kokį tik galite rasti. Jūsų nedomina didelis bukas bičas su kalno raumenų ir iltimis, kuris savo energiją eikvoja visokioms nesąmonėms, užuot skaitęs pasaką prieš miegą jūsų vaikui. Ko jums reikia? Tai asmenybės, kurie atrodo panašesnė į patelę, išskyrus tai, kad ji negamina pieno. Taigi, renkamasi patinėliai, kurie dydžiu prilygsta patelėms. Esmė yra atranka pagal tėvišką elgesį, pagal rūpestį. Ir dabar aišku, kad kairėje turime rūšį su ryškiu lytiniu dimorfizmu. Morfizmas yra objektų forma. Lytinis dimorfizmas yra ryškus dydžio skirtumas pagal lytį. Rūšių, kuriuose patinai rūpinasi palikonimis, reprodukcinės sėkmės iškraipimas nedidelis, žemas agresijos lygis. Patelėms reikia kompetitingo partnerio. Šiose rūšyse lytinis dimorfizmas beveik nepastebimas. Bet kaip patelė supras, kad šis vaikinas bus geras tėvas? Kaip jau šnekėjome anksčiau, jis turi būti panašus į ją.
Juk tai reiškia, kad jis nešvaistė savo sveikatos ir energijos nenaudingiams raumenims, nes yra svarbesnių dalykų, pavyzdžiui, vaiko auginimas. Ką dar nori žinoti patelė, prieš nuspręsdama užmegzti santykius su patinu? Ar jis malonus, ar jis jautrus, ar jis moka išreikšti savo jausmus, ar jis bus patikimas tėvas, ko jį tikisi iš patino? Įrodymų, kad jis galės aprūpinti vaikus. Ir staiga mums atsiveria visas plunksnuotojų, tai yra paukščių patinėlių pasaulis, kurie vilioja pateles atnešdami jiems sliekų. Jie atneša savo patikimumo, gebėjimą gauti maisto įrodymų. Patelės renkasi pagal išvaizdą ir elgesį. Patino gebėjimą tapti tėvu, perduoti kuo daugiau savo genų kopijų sekančiai kartai. Taigi, perėsime prie kito punkto. Ilgamžiškumas, kurios rūšies atstovai priklausomai nuo lyties turės skirtingą gyvenimo trukmę. Pirmosios, nes antroje turime patinus panašius į pateles, taigi panašios fiziologijos. O pirmosios rūšies patinams tenka daug energijos skirti raumenims, o tam reikia daug daugiau kalorijų. Jie labiau pažeidžiami bado. Be to, jų testosterono kiekis yra labai didelis, o tai labai kenkia kraujotakos sistemai. Šie patinai dėl savo agresyvumo dažniau susižeidžia. Jei rūšis turi lytinį kūno dydžio dimorfizmą, tai būtinai turės būti ir lytinis ilgamžiškumo dimorfizmas. Tai yra gyvenimo trukmės tarp patino ir patelės skirtumas. Kaip matome, antros rūšies patelės ir patinai dydžių praktiškai nesiskiria. Tęskim toliau. Įsivaizduokime dviejų rūšių primatus. Kuris iš jų turės dvynukus, o kuris mažai tikėtina, kad turės. Kuris iš jų turės dvynių. Žinoma tas, kuris yra dešinėje. Kodėl? Nes jūs turite pilną šeimą. Nesate vieniša mama. Jei esate vieniša motina, kaip makakos rezusai, ir jums gimsta dvynukai, jūs neturite jokių šansų suteikti pakankamai energijos, pakankamai kalorijų, kad išgyventų abu. Šiai rūšiai dvyniai gimsta taip pat dažnai kaip ir žmonėms, maždaug 1 iš 100, bet vieno iš jų mirtis beveik neišvengiama. Ir tuo pačiu metu čia turime visą pasaulį įvairių rūšių primatų, kurių patelės gimdo tik dvynius. Įsivaizduokime, sakykime, esi primato patelė ir galvoji savo, o kas jei palikti vaikus ir pabėgti štai su tuo tikrai labai karštu vaikinu, kuris tik ir trokšta meilės? Galvojate, kaip tai padaryti? Ketinate palikti vaikus ir pasiplauti? Kokioje gyvūnų rūšyje toks elgesys įmanomas? Toje, kuri yra dešinėje. Toje, kuri yra dešinėje, nes jei pabėgsite, visada bus patinas, kuris vaikais pasirūpins. Pabėgęs čia, prarandi visas savo investicijas ir savo genų kopijas sekančioje kartoje. Todėl čia yra daugybė patinų su įstatytais netiesioginė biologinė prasme – ragais. Šioje rūšyje daug neištikimų patelių, bet ne šioje, nes tėvas viseniai pabėgo pirmas pramagauti gretimose džiunglėse. Bet tai nesvarbu, tiesiog beprasmiška laukti jo pagalbos. O tokio profilio primatams dvyniai gimsta nuolat ir abu išgyvena. O remiantis tyrimais, kuriuos apžvelgsime išsamiau, po jauniklio gimimo patinai energijos skiria palikonių priežiūrai daugiau. Todėl patelės gali juos visus mesti ir susirasti kitą, simpatiškesnį vaikiną. O tai šiuo atveju reiškia dar panašesnį į tave, nei tavo buvęs vaikinas. Čia tai, ko nori patelės. Taigi, ką mes dabar padarėme? Mes ką tik pritaikėme savo samprotavimo principus ir logiką. Dar svarbiau yra taip, kad būtent tokį dėsningumą pamatysite kai kuriuose rūšyse. Tarp socialių žinduolių šios rūšys vadinamos konkurencinėmis rūšimis. Tai turnyrinės rūšys, o tos, kurios yra dešinėje pusėje, vadinamos porinėmis arba monogaminėmis. Todėl, kad šiose rūšyse patinai ir patelės pasilieka kartu, nes vienodai prisideda prie jauniklių priežiūros ir taip toliau. Ir yra ryškus kontrastas tarp konkurencinių ir porinių rūšių. Turnyrinės rūšys tai visos tos rūšys, kurių patinai turi didelės ryškiai nuspalvintas uodegas. Tai povai, tai daugybė paukščių ir žuvų, kurių patinai yra ryškiaspalviai. Taigi, į ką atkreipia dėmesį patelės? Dėl povo uodegos netapsite gera motina. Povo uodega tai tik ženklas, kad esate pakankamai sveikas, kad galite sau leisti eikvoti daugybę energijos toms kvailoms, nenaudingoms plunksnoms. Tai sveikato ženklas. Ženklas to, kad jei jau iš jo nieko gero negausi, tai bent jau genai tegul būna geri. Toks yra povų pasaulis. Tai jų dominavimo ir agresijos būdas. Tai savanoje gyvenantys babuinai, kurių patinas dvigubai didesnis už patelę. Turnyrinės rūšys, kuriuose daug apie genų perdavimą, lemia agresijos apraiškos įvairių varžybų pavidalų.
lemiančios reprodukcinės sėkmės variacijas. Ir jei patinas pasirenkamas pagal šios kriterijus, tai jis bus didelis, o tai dėl daugelio priežasčių lems trumpą gyvenimą. Tačiau tu nori patelės. Šie primatai nesiruošia eikvoti energijos rūpindamis palikuonėmis, nes jei esi pavienų patelė, tau nereikia dvynių. Ir geriau nepalik savo vaikų, nes niekas kitas išskyrus tave jais nesiruošia rūpintis. Taigi, jei rasite naują primatų rūšį, tiesiog palyginkite jų kaukolio dydžius ir galėsite padaryti štai tiek daug išvadų apie jų socialinę elgseną. Kita vertus, turime ir porinės rūšis. Tai Pietų Afrikos beždžionių rūšis – marmozetės, tamarinos. Ir jei jums parodytų jų nuotraukas, jei pamatysite 2 beždžionių marmozečių nuotrauką, negalėsite pasakyti, kur yra patinas, o kur patelė. Tai ne mandrilai, kurių patinai turi ryškiai išpieštus veidus, arba tie atvejai, kai patinai turi ragus. Tai ištisas lytinio dimorfizmo pasaulis. Tačiau iš pirmo žvilgsnio atskirti marmozetės patelę nuo patino negalėsite. Jų gyvenimo trukmė vienoda. Jie vienodai rūpinasi palikuonėmis, visų jų dauginimosi sėkmės tikimybė yra maždaug vienoda. Tai visai kitoks atrankos pasaulis. Visos Pietų Afrikos tamarinų ir marmozečių patelės visada gimdo dvynukus. Patelės dažnai apgaudinėja patinus, būna neištikimos ir palieka savo palikuonis. Patinai savo palikuonėmis rūpinasi, vos ne labiau nei patelės. Mažas agresijos lygis, panašus dydis ir gyvenimo trukmė. Reprodukcinės sėkmės iškreiptumas nedidelis arba jo nėra. Kodėl? Todėl, kad jei esi marmozetės patinas, tau nereikia, kad 47 patelės būtų nuo tavęs nėščios. Juk tau teks rūpintis visais tais vaikais. O kodėl yra taip, panagrinėsime vėlesnėse laidose apie tėvų elgesį. Jų smegenys yra taip sutvertos, kad jos jaučia ryšį su jaunikliais ir nori jais rūpintis. Nenuostabu, kad visi šios rūšies lyčių skirtumai yra minimalūs. Kiekvienas patinas turi po 1-2 mažylius. Tačiau šiame pasaulyje 5% patinų atsakingi už 95% poravimosi atvejų. Tai įdomu, nes jei grįšime į pačią pradžią, čia pat pažvelgsime į kaukoles, tai galėsime pasakyti, ar jie vaikščiojo ant 2 kojų, kuo sirgo ar badavo, tiesiog taikydami individualios atrankos, abipusiškumo ir kitus principus. Tai reikia pažvelgti, jei sutiksite naują primatų rūšį, palyginti, kokio dydžio yra tas asmuo, kuris turi vyrišką lytinį organą, su tuo, kuris maitina krūtimi. Ir iš karto sužinosite jų socialinę struktūrą. Patikimas būdas ir paukščiams, ir žuvims, ir žinoma savaime aišku primatams. Tam tikra dichotomija. Tai yra skirstimas į 2 porūšius tarp konkuruojančių rūšių ir porinių rūšių. Nors kaip pamatysime vėliau, kai kurios žiurkėnų rūšis, graužikai, pasirodo nėra tokie monogamiški, kaip galima pagalvoti iš pradžių. Nepaisant to, jie vienaip arba kitaip atitinka šį skirstimo modelį. Na ir savaime aišku žmogus. Visiems pribrendo klausimas, į kur patenka žmonės? Kur čia žmonės? Ir atsakymas bus, viskas sudėtinga. Ar mes esame konkuruojanti rūšis? Ar porinė rūšis? Kas mes esame? Pasirodo, esame kažkur per vidurį. Jei pažvelgtume į lytinio dimorfizmo laipsnį, mes nesame tokie skirtingi kaip babuinai, bet tikrai nesame ir marmozetės. Esame kažkur per vidurį. Vidutinis požymių kintamumas. Gyvenimo trukmė, ilgaamžiškumo dimorfizmas taip pat yra per vidurį. Rūpinimasis palikuonėmis, priežiūra ir neištikimybė – iš esmės visi šie punktai. Esame per vidurį. Kitose laidose nagrinėsime porinių ir konkuruojančių rūšių genetiką. O mes esame pačiame viduryje. Kitaip tariant, visą tai paaiškina apie 90% visos mūsų grožinės literatūros. Mes nesame klasikinė konkuruojanti rūšis, bet nesame ir visiškai porinė rūšis. Esame pasiklydę kažkur tai per vidurį. Ir visa antropologija sako tą patį. Dauguma žmonių planetoje šiuo metu palaiko vienokius ar kitokius monogaminius santykius kultūrose, kurios leidžia ar reikalauja monogamijos. Baisiai daug žmonių tose kultūrose palaiko monogaminius santykius, bet iš tikrųjų nėra monogamiški. Tradiciškai dauguma kultūrų leido poligamiją. Nepaisant to, daugumoje poligaminių kultūrų didžioji dalis žmonių sudarydavo poras ir buvo monogamiški. Žmonėms pagal socialinės sistemas būdingi 2 poligamijos tipai. Pirmasis tipas – ekonominė poligamija, kai kaime yra pats turtingiausias vyriškis ir tik jis gali sau leisti turėti kelias žmonas vienu metu. Galingas reprodukcinės sėkmės pokytis, nulemtas ekonomikoje. Antroji priežastis – demografija. Tarkime, paimkime kultūrą,
kurioje yra karių klasė. Ir visi jauni vaikinai 10 metų turi būti kariais. Kariauti. Būdami kariais, jie dėl nieko nesijaudina. Bet po to jie išgyvena, kai baigia kariauti. Tai jiems būna kokie 25 metai. Ir čia iškyla problema. Labai daug vaikinų paprasčiausiai neišgyvena tas 10 metų nuolatinių konfliktų ir agresijos. Ir gyvenimo trukmė sutrumpėja kokią 10 metų. Gaunasi patinų trūkumas ir atsiranda demografinė poligamija. Vienose visuomenėse, kitose ekonominė. Dauguma planetos kultūrų leido poligamiją. Tuo tarpu poligaminėse kultūrose dauguma žmonių nėra poligamiški. Esame labai susipainiojusi rūšis, nes kiekviename iš šių punktų esame kažkur tai per vidurį. Taigi, kas bus toliau? Nuo ko pradėsime sekančią laidą? Šiandien tik pradėjome taikyti visus šios individualios atrankos, gimininės atrankos ir abipusio altruizmo principus, kad suprastume įvairius elgesio aspektus. Toliau žiūrėsime, kaip tai paaiškina kitus gyvūnų elgsenos aspektus, įskaitant tai, kad veikimas grupės labai nepaaiškina žmonių elgsenos, kai žmonės masiškai žudo kitus savo rūšies narius. Turiu omenyje karus ir visa kita. Brangus draugai, primenu, atsiradus galimybei paremti mano kanalą, kviečiu prisidėti prie kanalo išlaikymo. Tapkite kanalo rėmėjų. Nuorodą į paramos platformą rasite aprašyme. Ačiū, kad remiate. Na ką, laida gavosi ilga, bet tikiuosi, jums buvo įdomu. Man buvo. Ir sužinojote ką nors naujo. Sekančioje laidoje, kaip jau sakiau anksčiau, toliau nagrinėsime elgesio evoliuciją. Tad jei patiko ši laida ir norite toliau gilintis į žmogaus elgesio biologiją, spauskite nykštį aukštyn. Na, jei nepatiko, nykštį žemyn. Parašykite komentarą. Ir visų svarbiausia, užsiprenumeruokite mano kanalą, kad nepraleisite naujų laidų. Prenumeratorių kiekis man labai svarbus. Tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančios laidos.